Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki 15 min skaitytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi Ida Mažutaitienė. Šiandien studijoje kalbėsime apie imunitetą. Apie tai, kiek ir kodėl mes sergame, ar įmanoma stiprinti imunitetą, kas apskritai yra tas imunitetas ir ko iki šiol apie jį nežinojame. Pristatau studijos svečią Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkę profesorę Aureliją Žvirblienę. Sveiki, ačiū, kad atvykot. Sveiki. Galvoju, gal pradėkime nuo aktualijų apskritai, ar ne, kalbamės turbūt pačių lygų, infekcinių lygų, ar ne, nežinau, įkarštis turbūt jau praėjo, kai kurios lygos jau sako, kad truputėlį ir neslopsta, jau ligoninių lovos tuštėja ir ta situacija švelnėja, bet su imunitetu tai labai susiję. Tai noriu jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kaip šitas sezonas atrodė, ar jisai ar ne, ar sirgo žmonės daugiau, ar kažkurios lygos labiau išryškėjo ir kodėl, sakykime, panašu, kad nuo gripo mirčių turėjome šiemet daugiau negu praėjusiais metais. Iš tiesų, šį sezoną buvo neįprastai daug mirčių nuo gripo ir aš manau, tai yra susijęs su praėjusią COVID pandemiją. Mes tokį tarsi atgarsį turim tos pandemijos, nes buvo 3 metai, kada iš viso buvo nefiksuota mirčių nuo gripo, būtent per ribojimus, per karantiną. Virusas neturėjo galimybės plisti, ne tik COVID sukėlėjas, bet taip pat ir gripo virusas. Ir iš vienos pusės tai yra gerai, nes neturėjom tų sunkių atvejų gripo, bet iš kitos pusės visuomenė liko neimunizuota, nesusidūrusi su to gripo virusu. Ir todėl dabar tas gripo virusas smogia stipriau. Tai žodžiu, tai yra tikrai labai susiję su mūsų šios dienos tema, nes rodo, koks yra galingas ginklas ir kokią gerą apsaugą sukuria tas kolektyvinis imunitetas, kai nuolat daug žmonių tiesiog prasiimunizuoja, sustiprina tą tokią specifinę imuniteto apsaugą ir tada ir pati visuomenė yra saugesnė. Pakalbėkim apie patį imunitetą, ar ne, kaip ir kalbėjome, kad laidos tema tokia. Man atrodo, kad suvokimas imuniteto, aišku, mokslui tobulėjant ar ne, vis keičiasi, nes anksčiau kažkaip tikrai buvo turbūt tokia labai paprasta, ar ne, paprastas suvokimas, citrina, imbieras, česnakas, tai mes galime jį pastiprinti. Tai jūs iš savo dabar perspektyvos, kaip galėtumėt pasakyti, kaip šiandien, ar ne, mokslui, medikui atrodo, kas yra tas imunitetas? Pirmiausia, tai yra be galo sudėtinga sistema. Daugybė ląstelių, daugybė molekulių veikia toj mūsų imuniniai sistemoje. Ir reikia pasakyti, kad ne tik žmogus ar ne tik pelė turi imunitetą ir absoliučiai kiekvienas gyvas organizmas turi imunitetą, net pavyzdžiui vabzdžiai, netgi augalai turi tam tikrus elementus imuninės sistemos, nes jie irgi turi apsisaugoti, pavyzdžiui, nuo virusų, nuo augalų virusų. Žodžiu, tai yra evoliuciškai susiformavusi tokia sistema. Ir kadangi jinai ta evoliucija vyko kartu su mikrobais, kurie yra mūsų aplinkoje, tai žodžiu, ta mūsų imuninė sistema jinai yra labai daug susijusi su kuo. Pavyzdžiui, su tais pačiais mikrobais, kurie gyvena mūsų organizme, mūsų žarnyne, tie vadinami gerieji mikrobai, gerosios bakterijos, vienas kitą labai veikia. Taip pat tai yra susiję su mūsų nervų sistema, su hormonais, kurie keičiasi per gyvenimo eigą. Žodžiu, tokia tikrai labai sudėtinga sistema ir kartais gal visuomeniai yra toks truputėlį, sakyčiau, lengvas požiūris, tarsi visi suprastų, kaip tas imunitetas veikia, kaip jį galima pastiprinti. Tai man visada tada norisi paklausti tų žmonių, o jūs bent suprantat, kaip tas imunitetas sudarytas, kokie ten tie komponentai veikia ir tik suprantant, tai galima kažkokius patarimus dalinti. Bet tas galioja vis dar, ta liaudės medicina, sakykime, visą, ar ne, kai mes įsivaizduojam, kad susirgę turėtumėm pasidaryti arbatos su medumi, ar ne, citrina, česnakas, ar tai yra tiesiog, aišku, kad sveiki geri produktai, ar ne, ir tiek, ar vis dėlto tai kažkaip tai veikia? Tai be abejo, kad tai gali būti ir paaiškinama, tai veikia. Vienas dalykas veikia ir tikėjimas labai stipriai. Kitas dalykas, pavyzdžiui, arbatų gerimas esant infekcijai, tai apskritai yra paaiškinama, kodėl tai veikia, nes
susidarė tam tikri medžiagų apykaitos produktai, ląstelės žūsta, atsipalaiduoja tam tikros medžiagos iš jų. Tai geriant, pavyzdžiui, skysčių daug vartojant, tai tiesiog išsiplauna ir žmogus pasijaučia geriau, ar ten kvėpavimą palengvina. Vėlgi tas skysčių toks vartojimas didesnis. Tai žinoma, kad tai yra susiję, vėlgi tas pats vitaminas C, taip jisai tam tikrus oksidacinius procesus ląstelėse reguliuoja, o vykstant infekcijai, tai tie irgi procesai suintensyvėja, ten padeda, pavyzdžiui, bakterijas naikinti. Tai žodžiu, taip, tai iš esmės nėra kažkas tokio visiškai netikslaus, nepaaiškinimo, bet tai jokių būdų nėra vienintelis apsaugos būdas, kuris yra universalus ir jeigu valgysim imbierą, tai jau tikrai nesirgsim. Tai ne visai taip. Pakalbėkime nuo pat pradžių, ar ne? Kaip dabar mes gimstam, ar ne? Kūdikis mažas iš pradžių maitinasi motinos pienu, ar ne? Ir žinome, sakome, kad kažkiek imuniteto gauna su juo. Tai kaip yra su tuo imunitetu, ar mes jį kažkaip po tą gabaliuką susirankiojam iš tėvų, ar mes jį kažkaip užsiauginame, kaip ta jo kelionė? Tai pirmiausia, kai gimsta naujagimis, tai jisai jau turi antikūnų, kurie buvo per placentą pernešti iš motinos organizmo. Ir visais tais mikrobais, visom tom infekciniam ligom arba po skiepijimo motina kokių antikūnų turėjo, tai tie antikūnai yra transportuojami aktyviai dar kol vaisius yra į jo organizmą. Ir tai yra tokia vėlgi evoliuciškai tobula sistema, kad tas gimęs kūdikis, įsivaizduokit, iš beveik sterilios aplinkos, kas yra gimda, jisai patenka į tokį mikrobų knibždėlyną. Tai jeigu jis neturėtų tos tokios pirminės apsaugos, tai yra vadinama pasyvioji imunizacija, kuri įvyksta dar iki gimimo. Bet tai yra antikūnai, pernešami tik antikūnai, tai yra baltymai, kurie per tam tikrą laiką, pavyzdžiui, per 2-3 mėnesius jų koncentracija mažėja ir tam naujagimiui reikia susikurti savo imunitetą. Jau jo paties imuninė sistema turi pradėti veikti. Ir jinai veikia, jinai atsako į tą daugybę mikrobų, kurie yra aplinkoj, kurie apsigyvena to naujagimio žarnyne, beje irgi tas žarnynas užsisėja, jeigu taip galim pasakyti, lygiai taip kaip ir oda naujagimio, jau gimimo metu labai reikšmingai užsisėja. Ir po to iš karto pirmom dienom, pirmom savaitėm vis ta mikrobų sąstatas, tas mikrobų nusistovi. Ir beje, tai yra labai svarbu, kad žinoti, kad per pirmus tuos mėnesius gyvenimo faktiškai užsisėja ta mūsų žarnyno mikrobiota ir ją yra šiaip labai sunku pakeisti. Nežinau, ar iš viso įmanoma. Ir kadangi, kaip jau minėjau, mikrobiota labai yra susijusi su mūsų imuninės sistemos veikimu, tai faktiškai svarbu, kaip mes užsėjam tą mikrobiotą. Ir tai vėlgi, sakyčiau, toks patarimas, kuris labai liaudiškas patarimas iš senų laikų, kad pirmus 3 mėnesius nėra rekomenduojama, kad kūdikį lankytų daug žmonių, ten jį bučiuotų ir taip toliau, nes būtent tas vyksta to žarnyno populiacijos procesas ir, pavyzdžiui, jeigu ateina kažkokie ligoti žmonės, o tos ligos irgi iš dalies gali būti susijusios su tuo, kad jų ten žarnyno mikrobiota yra tam tikros sąstato. Tai, sakyčiau, toks tikrai naudingas yra patarimas, kad pirmus tuos 3 mėnesius, kol aktyviai labai vyksta tas procesas, geriau tai, kad supa šeimos nariai, tai viskas tvarkoja, nes būtent ta mikrobiota ir susirankiojama iš tų šeimos narių. Bet tokie, kad eitų kažkokie ten labai ligoti žmonės, ten tą kūdikėlį bučiuotų, tai nėra labai geras dalykas. Įdomu tikrai. O žiūrėkit, tai tada vadinasi, mes sakom, kad kurį laiką jisai tą imuniteto kažkiek gavo iš mamos, o jeigu mes kalbėtumėm apie tą jo imunitetą, kuris jį saugos, tai jis jau jį po to auginasi pats. Bet mes turime dalį ligų, kurios yra, sakome, paveldėtos ar ne, ir genetiškai,
O tas atsparumas lygoms arba gebėjimas kažkaip įveika jų ar ne, ar tai yra paveldima? Iš esmės, tai, kas yra paveldima, tai yra tam tikri genai, kurie koduoja baltymus veikiančius mūsų imuniniai sistemoje. Ir mes kiekvienas iš mūsų, visiškai visi išskyrus homozigotinius dvynius, identiškus dvynius, mes turim kitokį, skirtingą tą genų rinkinį. Ir beje, tai nulemia, kodėl yra atmetami persodinti audiniai, kad negalim iš vieno žmogaus persodinti, tiesiog nežiūrėdami į tos genus. Tai čia yra toksai mokslinis pagrindas, kodėl ta mūsų imuninė sistema kiekvieno yra šiek tiek skirtinga. Ir tai nulemia beje ir atsparumą netgi infekcinėms lygoms arba polinkį tam tikroms autoimuninėms lygoms. Tai čia gal nesigilinant į tokias detalės, bet mes žinom, pavyzdžiui, kad net ir per maro epidemijas būdavo žmonių, kai ten 90% kaimo žmonių, pavyzdžiui, išmiršta, bet 10% lieka gyvi, nors ten susiduria su tais ligoniais arba jos netgi slaugo. Ir tai irgi gali būti nulemta tokių tam tikrų genų turėjimo, kurie tą tokį tarsi didesnį atsparumą sukuria. Bet jeigu mes kalbam apskritai, kaip susiformuoja to naujagimio imunitetas, tai jis niekaip kitaip nesusiformuoja, kaip tik tai susiduriant su tais mikrobais, tarp jų ir su patogenais, ir susidūrus, ta imuninė sistema yra suaktyvinama ir tada jau naujagimis įgyja savo imunitetą, kuris išlieka galbūt ir visą gyvenimą, ir tai skiriasi nuo to, kad jam iš motinos, ten dar kol buvo negimęs, jam buvo transportuoti tiesiog antikūnai, kurie vėliau pranyko. Tai jam tada aktyviai susikuria jo paties imunitetas specifiškai prieš tuos tam tikrus mikrobus, tame tarpe ir patogenus. Ir mes žinom, kaip tai vyko anksčiau, kol nebuvo vakcinų. Tai vyko labai paprastai. Tai vyko labai paprastai, natūraliosios atrankos principu. Ir jeigu tas naujagimis, pavyzdžiui, užsikrėtė ten kokiu difterijos sukėlėju, tai jis prasirgo tą difteriją, greičiausiai neišgyveno ir viskas. O jeigu išgyveno, jisai turėjo imunitetą. Tas pats ir su kitom infekciniam lygom. Tos, kurios buvo labai sunkios infekcinės lygos, tai didžioji dauguma tų naujagimių ir vaikų persirgusių tokiom lygom tiesiog neišgyvendavo. Ir buvo tarsi normalu, kad šeimoje ar ten giminiai, mes tokių atvejų tikrai žinom, kai ir nuo tymų kūdikiai yra mirę. Tai čia viskas, kol nebuvo vakcinų. Tai dabartiniais laikais, todėl tie ir naujagimiai, ir kūdikiai, jie todėl ir yra skiepijami tais ir pirmais gyvenimo mėnesiais, kad jiems susikurtų tas specifinis imunitetas prieš tuos mikrobus, virusus, bakterijas, kurie galėtų sukelti labai sunkias ligas. Kaip jūs aiškinat tokius atvejus, kaip pavyzdžiui, turime 2 žmonės, kurie šiemet nuo gripo nesiskiepėjo. Taip, galbūt panašaus amžiaus, nežinau, vienoje šeimoje gyvena ar ne, jeigu mes kalbėtumėm apie ten visokius mikrobiotinius dalykus. Ir vienas sirgo, gal net ir nelengvai, ir kitas tokį turėjo, ar ne, krūvį to šalia, bet nei kiek nesusirgo. Taip. Aš galiu pagal savo šeimos pavyzdį pasakyti, tai buvo, kad visi šeimos nariai sirgo, aš nesirgau būtent gripu. Tai vienas dalykas, šeimos narys nelygus šeimos nariui, jeigu tai yra vyras ir žmona, tai jų tie genai visiškai yra skirtingi. O jeigu ten, pavyzdžiui, vaikai ir tėvai, tai irgi tai priklauso, kiek jau kartų tas žmogus buvo persirgęs, kokį jis jau turi tą imunitetą konkrečiam, pavyzdžiui, gripo atveju, tai net neabejoju, kad dauguma žmonių jau daugelį kartų yra ir prasirgę tuo gripu, ir prasiskiepėję. Tai kiek yra išlikę to imuniteto, tai jis ir apsaugo. Vaikai dažnai gali būti, kad, pavyzdžiui, darželį vaikas susiduria pirmą kartą su kažkokiu ligos sukėlėju ir tada persirga ten gana sunkiai,
arba nelabai sunkiai, bet tai irgi yra būdas, kaip tas vaikas tiesiog prasiimunizuoja. Pavyzdžiui, tokiais virusais, nuo kurių yra neskiepijama, nes jie labai keičiasi, tai tokie, pavyzdžiui, vadinami rinovirusai, kurie slogą sukelia, arba tie patys koronavirusai, čia ne tas, kurį mes čia labai gerai pažinom, bet ir iki tol mūsų visuomeniai cirkuliavo 4 žmogaus koronavirusai. Ir neabejotina, kad visi mes tais virusais nuolat prasergam, tais endeminiais vadinamais virusais. Ir tai tą mūsų imunitetą, taip, pirmą kartą susirgus, jis tiesiog susikūrė tas imunitetas, paskui mes susidurėm su tuo pačiu ligos sukėlėju, jis yra vis pastiprinamas. Bet kaip jūs aiškinate tokius atvejus, pavyzdžiui, kaip, ir man atrodo, dažnas tokį turi, nes man atrodo, kad jeigu mes prasirgome, tai mes jau stipresni, ar ne, tai kitą kartą gal mes jau arba labai lengvai, arba lyg ir visai galbūt neturėtumėm jausti, bet yra tas toks, sako, va čia yra mano silpna vieta, ar ne, kažkas, pavyzdžiui, nežinau, mano vyrui, tai, pavyzdžiui, visą laiką jisai kosti, jeigu tik tai kažkokia, tai atrodo, man per gerklę, jam visą laiką per plaučius, tai čia yra nežinau, kažkokia labai silpna vieta, toj dėlioniai imuniteto ištraukta viena, ar kaip čia suprasti? Taip, nes tai yra, kaip aš ir sakiau, tas mūsų imunitetas, jisai yra neatsietas nuo mūsų viso organizmo. Jisai yra be galo susijęs su kitom to mūsų organizmo dalim. Tai pavyzdžiui, pavyzdys, kai dabar apie popiežių vis girdim žinias, kad jo silpna vieta yra plaučiai. Nu taip. Tai yra silpna vieta ir jam bet kokia infekcija jam sukelia plaučių uždegimą, ten kvėpavimo nepakankamumą ir taip toliau. Ir tai yra tiesiog fiziologiniai skirtumai. Tai, žodžiu, čia nėra nieko stebėtina, kad žmogus taip sako, va mano silpna vieta plaučiai, o gal kitam žmogui ten, pavyzdžiui, po infekcijos pradeda skaudėti sąnariai. Tai tiesiog yra skirtumai, organizmo skirtumai. Pakalbėkim truputėlį apie visuomeninį imunitetą, ar ne? Kaip yra, nežinau, sugalvotas tas skaičius, ar ne, kuris plakai 90 turi būti? 95. 95. Aišku, čia jau nesunku sugalvoti 95, čia praktiškai ir ne, jau labai nedaug visuomenės dalies lieka, bet tai kuo yra svarbus ir kokią turim situaciją, kai dabar, pavyzdžiui, su tam tikrom ligom, ar ne, kai jis yra jau keliarius metus gerokai nukritęs nuo to, sakykime, ar ne, kai lyg ir turim 80, galbūt 75, bet nesiekiam to konkretaus rodiklio. Taip, tai skirtumas čia yra toks, sakyčiau, labai paprastas ir mes jį galim pailiustruoti prisimindami situaciją, kuri buvo COVID pandemijos pradžioj. Ką tai reiškia, kai nėra to visuomeninio imuniteto, kai pakliuvo visiškai naujas virusas, kuriam niekas neturėjo atsparumo ir tada kokia buvo situacija, kad bet kuris užsikrėtęs galėjo užkrėsti bet kurį sutiktą žmogų. Ir todėl būtent karantinas buvo ir taip toliau, nes 100% tikimybė buvo užsikrėsti, niekas neturėjo to skydo, to specifinio imuniteto šitam virusui. Ir kai imunitetas formuojasi, tai aplinkui atsiranda vis daugiau žmonių, kurie tą skydą turi. Vadinasi, jų arba neužkrečia, arba jie praserga lengviau. Ir kai didžioji dalis visuomenės yra persirgusi arba paskiepyta, kažkuriuo būdu įgijusi tą imunitetą, kitaip sakant, tai yra tiesiog stabdomas to patogeno plitimas. Tai va su tuo 95% lygiu, tai maždaug taip ir yra. Mes galbūt negalim sakyti, kad būtinai reikia 100% pasiekti imunizacijos lygį, bet aš galiu pasakyti, kad po pandemijos, 2022 metais, mes iš tikrųjų buvom pasiekę visuomenės imunizacijos lygį 99% nuo COVID. Ir tai buvo priežastis, kodėl pasibaigė pandemija. Nes virusas patekęs į tą atsparų organizmą, jis tiesiog nebesidaugina ir mes neperdodom už tai to viruso kitam žmogui. Bet žiūrėkit, tuo metu pagrindinis klausimas buvo, prisimenu, tikrai ne vienas žmogus tą kėlė ir skeptikai ypatingai, kad jeigu aš esu nepersirgęs žmogus ir neturiu ir nesiskiepijau, ar ne, ir jeigu aš sutinku žmogų, kuris yra
arba skiepytas, arba persirgęs, bet jis vis tiek nešioja. Ar tas, kuris paskiepytas arba persirgęs, ar jis mažiau skleidžia? COVID atveju tai buvo taip, kad iš tikrųjų paskiepijimas jisai neapsaugojo, arba bent jau didžiosios dalies žmonių neapsaugojo, kad virusas nebūtų perduotas. Tai taip, šiuo atveju taip. Panašiai yra ir gripo atveju, kad pasiskiepėjęs tu labiau apsaugai save, bet nėra garantijos, kad tu neperduosi to viruso. Bet tokių ligų atveju, todėl kad tas imunitetas tiesiog skirtingais būdais susiformuoja, tie apsaugos mechanizmai yra skirtingi. Bet mes turim kitus pavyzdžius, pavyzdžiui, ta pati difterija arba tymai, kodėl infektologai ragina nepamiršti paskiepyti vaikų nuo šitų ligų. Todėl, kad, pavyzdžiui, paskiepijus nuo tymų, tai tas virusas ne tik nesidaugina pas tą žmogų, bet tuo pačiu ir neperdoda kitam žmogui. Ir yra apsaugoti tie visuomenės nariai, kurie yra nepaskiepyti. Pavyzdžiui, jeigu nuo tymų prasideda vakcinacija tik tai nuo 1,5 metų kūdikiui, tai iki tų 1,5 metų tas kūdikis neturi apsaugos nuo tymų. Taip. Ir tai yra ta dalis visuomenės, kuriai tas virusas galėtų labai pakenkti, arba, pavyzdžiui, kokliušo. Ką dabar turėjome visai. Taip, mes turim labai daug atvejų kokliušo, būtent dėl tų nukritusių skiepimo apimčių. Ir jeigu kažkam atrodo, kad tai yra menka liga, ten pakosti ir viskas, tai kaip sako infektologai, tai jūs turbūt nesat matę kokliušo sergančio vaiko, nes tas kosulys yra labai toks, labai intensyvus, labai dūsta tas kūdikis ir kuo mažesnis, tuo yra pavojingiau. Tai vadinasi, jeigu mes turim didelę dalį neatsparios visuomenės, mes leidžiam tiem ligos sukėlėjam cirkuliuoti visuomeniai ir tuo pačiu keliam grėsmę tiem neapsaugotiem nariams. Ar mes, kai kalbėjome apie aktyvų ir pasyvų, čia ir buvo tas, kur kūdikiai, ar čia kažkas kito yra? Kur... Apie pasyvų mes, kai kalbėjom apie naujagimių imunitetą, kuris būna pirmus mėnesius po gimimo dėl to, kad jam buvo perkelti motinos antikūnai ir jis, kadangi pasyvus, tai reiškia, kad paties naujagimio imuninė sistema nedirbo sukuriant tą imunitetą, o po to jinai pati užsiaktyvina. Taip susiduriant naujagimiui su mikrobais, praeinant vakcinaciją, susikuria tas aktyvus imunitetas, kuris dažnai saugo visą gyvenimą, kaip, pavyzdžiui, vakcinos nuo skiepų. Tai įsivaizduokit, vaikas paskiepytas 1,5 metų, paskui 7 metų. Ir didžiai daugumai imunitetas išlieka visą gyvenimą. Tai va ta armija, kuri saugo nuo to įsibrobelio, jinai visą laiką išlieka aktyvi. Tai yra labai svarbu ir tai va sumažina riziką ir likusiai visuomenės. Kaip mūsų imunitetas reaguoja apskritai? Kur yra tos pagrindinės grandys? Per nosį, įkvepiant per burną? Kaip viskas, nes aš manau, kad turbūt rankos labiau per visus tuos įkvepiamuosius dalykus, ar čia įmanoma kažkaip paaiškinti? Tai žiūrint, koks tai yra ligos sukėlėjas, jeigu tai yra kvėpavimo infekcijos, apie kurias turbūt daugiausiai kalbam, tai ir tas perdavimo kelias yra būtent per orą, per lašelius, kuriuos mes iškvepiam. Todėl, pavyzdžiui, atsiprašau, aš irgi šiuo metu turiu kvėpavimo takų lengvą infekciją. Ir žodžiu, tai ir yra patekimo kelias per kvėpavimo takus, tada tie virusai, bakterijos, jie... Bet iš karto alarmas, kai patenka ar kai suvokia, kiek vyksta tas laikas? Taip, kai kurie mūsų imuninės sistemos komponentai sureaguoja per kelias minutės ir per kelias valandas ir mes galėtume tai palyginti, dabar tikrai daug kalbam apie karą ir karo terminais turbūt yra aiškiau, kai mes suprantam, kaip yra svarbu turėti pasienio kariuomenę, kuri pasiruošusi iš karto tą priešą atremti. Tai mūsų šiaip natūralūs barjerai, tokie kaip oda, gleivinės, kurios iškloja kvėpavimo takų žarnyną, tai jie yra natūralūs barjerai, kurie pirmiausia neleidžia tam patogenui prasibrukti giliau į organizmą. Tarsi grinai siena, tokia fizinis barjeras. Ir po to jau įsijungia tie
labai greitai veikiantis imuninės sistemos komponentai, tai yra vadinamas įgimtasis imunitetas, kurie visą laiką pasiruošę yra ir jie žinoma veikia ir labai svarbu, kad jie veiktų pirmom infekcijos dienom, bet to neužtenka. Turi įsijungti kita mūsų imuninės sistemos dalis, vadinamas įgytasis imunitetas ir per pandemiją daug girdėjom apie antikūnus ir apie T limfocitus. Tai va čia yra to įgytojo imuniteto dalis, tokia tarsi apmokyta, turi atsirasti kariuomenė, jau stipri kariuomenė, kuri po to efektyviau doroja tos ligos sukėlėjus ir kas svarbiausia, kad tas įgytasis imunitetas formuoja vadinamą imuninę atmintį. Ir tai yra būtent tas mechanizmas, apie kurį jau kalbėjom, kad tas susidaręs imunitetas, jisai kai kuriais atvejais išlieka visam gyvenimui, kai kuriais atvejais jis gali išlikti metus, 2, bet tai irgi yra svarbu ir apsaugo nuo to pakartotino užsikrėtimo. Aš suprantu, kad su kiekviena liga yra turbūt skirtingai, nes skirtingai sukėlėjai, bet paprastai mes bandom įsivaizduoti, ar ne, žinom, pavyzdžiui, kad sutikom žmogų, kuris sirgo, nežinau, rotų, gripu ar ne, grįžom namo ir žiūrėk, para praėjo, kaip ir nieko. Ir svarstom, tai čia, nežinau, ar čia dar čia pasirodys kažkas, kaip jūs sakot, per kiek laiko galima taip maždaug įsivaizduoti, ar mūsų organizmai pavyko atremti, jeigu žinom, kad susidūrė. Taip, tai yra vėlgi labai skirtingai. Čia mes kalbam apie tą vadinamą inkubacinį periodą. Jo. Ir kiekviena infekcija tas inkubacinis periodas būna skirtingas. Tai vėlgi priklauso nuo to, kaip tas mūsų įgimtasis, tas greitasis imunitetas sugeba su tais ligos sukėlėjais susidoroti, kaip greitai dauginasi tie virusai ar bakterijos. Tai kai kurių ligų tas inkubacinis periodas yra trumpas, ten, pavyzdžiui, tokio noroviruso, kuris labai greitas, ten per parą tie simptomai pasireiškia, ten kokio rotaviruso gali ten ilgiau šiek tiek, bet irgi kelios dienos. O pavyzdžiui, tokios ligos kaip vadinami B raupai, beždžionių raupai, anksčiau jos vadinom, dabar nedera vartoti žodį beždžionių, nes tai meta šešėlį ant beždžionių, žodžiu, B raupai. Tai jų inkubacinis periodas yra, pavyzdžiui, porą savaičių. Ir todėl tokiais atvejais, kada tas inkubacinis periodas yra ilgas, mes galim taikyti tokią vadinamą poekspozicinę imunizaciją, vakcinaciją. Tiesiog po to labai rizikingo kontakto per pirmas 1, 2, 3 paras galima suleisti vakciną. Ir kadangi tas virusas tiesiog lėčiau dauginasi ir ta vakcina jau sukelia imuninį atsaką ir tokiu būdu sukuria apsaugą. Nors kitų ligų atveju tai neveikia, jeigu tas inkubacinis periodas yra labai trumpas. Tai čia vėlgi, kaip jau jūs ir minėjote, tai tikrai priklauso nuo ligos sukėlėjo. Ar padeda, pavyzdžiui, kad jūs dabar irgi kalbėkim panašiais tais terminais, mes supratom, kad, žodžiu, priešas ar ne jau kažkokiu būdu pateko į mūsų organizmą ir mes jau tą truputėlį jaučiame. Ar tos priemonės, kurios paprastai žmonės imasi greitai, ar ne dabar, nežinau, kai kurie paracetamolį, kai kurie ten tas arbatas imuniteto stiprinančias, ar tai jau lengvins tik sirgimą, ar vis dėlto mes galim, ar ne, tą persvarą padidinti ir kaip ir sakyti, nesusirgti, neatkristi, kaip mėgsta žmonės. Tai nemanau, kad profilaktiškai išgerus paracetamolio tai pagelbėtų. Atvirkščiai yra sakoma ir patariama, kad jeigu nelabai karščiuoji tiek, kol dar gali kentėti, tai reikėtų ir pakarščiuoti, nes ta reakcija imuninės sistemos karščiavimas, jinai suaktyvina labai daugelį imuninės sistemos komponentų ir, pavyzdžiui, tą virusinį atsaką suaktyvina ląstelėse. Tiesiog tam tikri mechanizmai yra įjungiami. Tai ta liga, kai nemušama ta tokia žema, nelabai aukšta temperatūra, kurią dar galima pakęsti, ir nesijaučia labai blogai žmogus, tai yra patariama, kad taip visai neblogai yra ten 1-2 paras, tiesiog pakarščiuoti. O tuomet mes didesnį imunitetą kitam kartui Tai mes visų pirma, mes greičiau pasveiksim, greičiausiai. Ir kuriam, vėlgi priklausomai nuo to ligos sukėlėjo, ne kiekvienas tą ilgalaikį imunitetą formuoja, bet
bet mes bent jau kuriam laikui tai tikrai įgysim tą imunitetą. Ar yra kažkokių tai simptomų bruožų, kuriuos jūs sakytumėt, kad rodo, kad imunitetas yra pasilpnėjęs, mes dar nesergam, bet greičiausiai susitikę su sukėlėju jau turėsime problemų. Kas rodo, kad žmogaus imunitetas prašo pagalbos, nežinau, miego, kitokios mitybos ir panašiai? Tai turbūt dažniausiai tai būtent ir yra parodoma, kad per tas infekcijas, kuriom žmogus užsikrečia. Pavyzdžiui, aš irgi studentam tokį pavyzdį dažnai paminiu. Beje, tai yra susijęs su mūsų šiaip tokiu bendru nuovargiu, su imuninė sistema, su nervų sistemos išsekinimu, su ilgalaikiu stresu. Ir labai dažnai studentai, pavyzdžiui, suserga po sesijos. Dar sesijos metu ten kažkaip laikosi, toks tarsi mobilizavimas vyksta ir paskui ten vienas po kito iškrenta. Tai va tas toksai persirgimas infekcijom, užsikrėtimas, jisai šiaip rodo, kad taip ta imuninė sistema, jinai veikiama tų visokių kitų veiksnių, mikrobiotos, nervų sistemos ir panašiai, kažkoks neišsimiegojimas, nepakankamas tas mitybos režimas. Tai žinoma, kad tą imuninę sistemą išbalansuoja. Mes ne visai turėtume turbūt vartoti tą terminą, kad kažkaip stiprinkim arba silpninkim imuninę sistemą, nes mes daugiau kalbam apie infekcinės ligas, bet turim taip pat prisiminti tokias ligas, kurias nulemia pernelyg aktyvus tas mūsų imunitetas. Pavyzdžiui, žmonės, kurie serga alerginiam ligom, tai jų yra neadekvatus imuninis atsakas, pavyzdžiui, žiedadulkės arba į maisto alergenus, arba žmonės, kurie serga autoimuniniam ligom, tai jų imunitetas kaip tik turi būti slopinamas ir jis yra sistemiškai slopinamas, gydant tas ligas, nes jų imuninė sistema atakuoja savus audinius, pavyzdžiui. Tai žodžiu, tas terminas stiprus imunitetas, jis labiau turėtų būti suprantamas, kad kaip atsparumas kažkokiem, pavyzdžiui, infekcinių ligų sukėlėjams. Ir jis žinoma, kad keičiasi nuo to, kaip tas mūsų organizmas jaučiasi. Bet mes dabar gyvenam jų nuolatiniam, tokiam, nežinau, nuolatinis stresas. Nesakysiu to, nes tai yra norma jau, man atrodo. Mes dabar apskritai tas pasaulis, man atrodo, sukasi į tą pusę, kad žmonės jau suprato, kad ir tų socialinių tinklų, ir to darbo tempo jau per daug, ar ne, jau nebėra kur daugiau. Ir netgi labai aiškiai matosi, kad žmonės jau ieško to miško, jau kaip perkasi vienkiepius, ar ne vis daugiau, ir iš to tokio tempo traukiasi. Tai šitas gyvenimas lygiai mums toks norma. Tu negali sakyti, kad tai per daug streso, nes tiesiog tai yra kasdienybė. Per daug yra tada turbūt, kai yra kažkas nekasdieniško, nes ir sakyti, kad dabar tai mums sukelia ligas, tai vadinasi, kad mes esam praktiškai pasmerkti nuolat sirgti. Ar jūs kaip galvojat? Kaip galima su tuo, kas tavo kasdienoje kažkaip... Taip, iš tikrųjų, nuolatinis ilgalaikis stresas išsekina imuninę sistemą. Trumpalaikis stresas, jisai gali būti naudingas ir net ir tikrai ir psichologai netgi pataria, kad nevenkit kažkokio trumpalaikio streso, tai mobilizuoja, taip pat tai mobilizuoja ir imuninę sistemą, tai mes ir eksperimentuose galim tą patikrinti, pavyzdžiui, esant kažkokiam ūmiam stresui, ten ūmiam pavojui, tai tos imuninės ląstelės yra labiau pritraukiamos, jos migruoja į periferiją, toks būna pasiruošimas, kad gali, pavyzdžiui, būti sužeidimas ir tada sueina ta mūsų kariuomenė, tarkim, labiau į periferiją ir tas trumpalaikis ūmus stresas, jis nepernelyg išbalansuoja mūsų imuninę sistemą. Bet įsivaizduokit, kad tas aliarmo signalas, jisai kartojasi nuolat. Čia taip pat, kaip jum visą laiką būtų, nežinau, ten sirena kauktų, kaip pat ukrainiečiai dabar sako, mes nebekreipiam dėmesio, ten kaukia ta sirena, ne, tai nesvarbu. Tai panašiai taip ir imuniniai sistemai, jeigu tie signalai visą laiką tokie streso signalai eina, tai galų gale jinai tiesiog išsenka ir nebeatsako. Ir nebeatsako, kai tas pavojus ir būna tikras, kaip, pavyzdžiui, jau infekcija yra. Tai žodžiu... Dabar kilo klausimas. Esu, žinokit, girdėjus ne kartą, kad žmonės tam strese
naudoja dabar tas vitaminų tokias bombas susilašina. Žinot, žodžiu, ar tai įmanoma tai pastiprinti, nežinau, kažkaip medžiagomis iš esmės naudingomis turbūt organizmui, ar tai turi kažkokį poveikį? Nebent tų medžiagų trūksta. Tai pavyzdžiui, taip yra manoma, ar net nemanoma, bet yra nustatyta, kad jeigu ten trūksta cinko, bet ten kitų mikroelementų, tai taip tų imuninių komponentų visų veikla gali būti nepilnavertė. Bet, man atrodo, niekas prieš susilašindamas tokias tas vadinamas bombas, tai neina pasidaryti išsamios analizės. Ir todėl aš asmeniškai tai tikrai netikiu tom tokiom bombom, bet kadangi labai yra svarbi mūsų mintis, mūsų tas, kaip mes tą suvokiam, tas vadinamas placebo efektas, tai jeigu žmogui po tos injekcijos pasidarė geriau, tai kodėlgi ne. Bet turbūt labiau būtų svarbu tai, ką jūs prieš tai minėjot, kad žmonės stengiasi ten į mišką, į sodybą važiuoti, tai va čia yra būdas, taip. Čia yra būdas susidoroti su tais stresais ir todėl, man atrodo, labai yra dabar populiaru ten joga, visokie ten kitokie psichologiniai pratimai, kurie būtent pirmiausia subalansuoja nervų sistemą. Mityba, skaidulinis maistas, jisai irgi, kadangi susijęs su mūsų, kas ten žarnyne vyksta, mūsų imuninės sistemos veikimas, tai ta mityba, jinai paskatina tuos mikrobus dalintis, geriau augti, kurie yra tie vadinami gerieji mikrobai, kurie tą žarnyno barjerą sustiprina ir tuo pačiu sistemiškai veikia mūsų imuninę sistemą. Tai žodžiu, tai yra būdai, kurie tikrai nekainuoja, tas palaikymas kažkokios ramybės, geros nuotaikos, išsimiegojimas, nepervargimas ir gamta, miškas, taip. Ar įmanoma kaip nors pasitikrinti? Nežinau. Pavyzdžiui, mano imunitetas galėtų būti, mano pačios galėtų būti 10. Čia aš save su savim lyginu, ar ne? Ir, nežinau, pasidaryti kraujo tyrimą ir jeigu viskas gerai visiškai, tai darau prielaidą, kad gerai. Ar nežinau, kažkaip savo atsakyti, ar man čia reikėtų daugiau pamiegoti? Tai iš tikrųjų tas toksai savotiškas imuninės sistemos veikimo patikrinimas, tai būna, jeigu jūs jau sergat kažkokią ligą, nueinat pas gydytoją, jums padaro kraujo tyrimą, pasižiūri ten, pavyzdžiui, ląstelių santykį, kiek ten jūs turit neutrofilų, limfocitų, tai pagal tai nusprendžiama, ar čia galbūt virusinė, galbūt bakterinė infekcija, tam tikrus baltymus pamatuoja, tokius kaip C reaktyvusis baltymas. Tai irgi iš esmės yra imuninės sistemos rodikliai. Dabar tuo, kad jūs nueinat ir nežinau, už kiek ten 100 eurų pasidarytumėte neva imuninės sistemos tyrimą, tai aš nelabai tuo tikiu, bet jeigu žmonės tuo tiki ir paskui galvoja, kad gali jie atstatyti tą, žodžiu, neva sutrikusi balansą, tai kodėlgi ne? Dar tada pabaikim, jau čia ne paskutinis, dar keli. Vieną dar noriu paklausti, kaip yra su amžium. Todėl, kad kaip ir linkę esame galvoti, kad senstant turbūt ir imuninė sistema kažkiek sensta su visų organizmu, ar ne? Ir galbūt jai kovoti yra vis sunkiau. Kita vertus, turime tikrai ne vieną, daug pavyzdžių, kai garbaus amžiaus žmogaus sveikata yra puikiai, ar ne, jisai ir bėgioja, ir laksto, ir sportiškas, ir sveikas, o žmogus 40, žodžiu, kankinasi, kad ar ne, ir ten nemigos, ir skausmai, ir visa kita. Tai kiek nulemia amžius? Amžius labai daug nulemia, nes imuninė sistema labai stipriai keičiasi su amžium. Ir jau kalbėjom apie naujagimius, apie kūdikius, tai vienaip veikia ta imuninė sistema, nes jinai mokosi susipažinti su tais naujais aplinkos visokiais mikrobais. Kai žmogus yra vyresnis, jis jau daugybę tų aplinkos mikrobų įvairiausių antigenų, jis jau yra matęs, susidūręs, jo imuninė sistema jau, žodžiu, atpažįsta ir todėl pagyvenusiam žmogui yra sunkiau, jo imuniniai sistemai yra sunkiau atsakyti ir atpažinti naujus mikrobus
Ir tai beje vėlgi COVID pavyzdys labai gerai parodė, nes kas labiausiai buvo pažeidžiami, tai buvo būtent senyvo amžiaus žmonės, nes buvo naujas tas virusas. Ir atsakyti į naują virusą mažiau yra pajėgi jau seno žmogaus imuninė sistema, tiesiog vėlgi dėl tam tikrų mechanizmų, kad netgi fiziologiškai sunyksta toks audinys kaip čiobreliaukė, kur yra gaminami nauji T limfocitai. Tai įsivaizduokit, tiesiog mums vis mažiau ir mažiau su amžium gaminasi tų naujų kareivių, kurie galėtų būti apmokomi atpažinti naują antigeną. Bet iš kitos pusės mes turim daugiau imuninės atminties ląstelių ir todėl esam jau apsaugoti nuo tų patogenų, su kuriais buvom susidūrę. Ir be to imuninė sistema, kaip jau minėjau, labai yra susijusi su hormonais, su endokrininė sistema, o tie hormonai irgi keičiasi per gyvenimą. Pavyzdžiui, ir paaugliai, ten paauglystėje būna tam tikras jautrumas ligom padidėjęs. Ir jeigu, kaip jūs sakėte tą pavyzdį, tikrai pagyvenęs žmogus, kuris sportuoja, maitinasi pilnaverčių maistų, išsimiega. Ir taip jisai gali būtent normaliai palaikyti tą savo imuninės sistemos veiklą, lyginant su žmogum, kuriam yra 40 metų, kuris yra galbūt vadovas, gyvena nuolatiniam strese, turi viršsvorį, nes būna turbūt vakarėliai labai smagus, su daug maisto, tas maistas nebūtinai sveikas, neišsimiegojimas, stresas ir taip toliau. Ir taip jisai bus, jo imuninė sistema veiks blogiau. Dar pakalbėkime apie antibiotikus ir gerasias bakterijas ir visą šitą atvejį, kai mes suprantam, kodėl mums reikia antibiotikų, ar net tikrai būna ligų, kai neapseisi. Ir štai staigus tas pagerėjimas kelios dienos, sugeriam kursą ir tada dažnai sako šeimos daktarai, kad ypač vaikams būtų gerai susilaikyti nuo kolektyvų, nuo kontaktų kokią savaitę, ar tai tikrai rekomenduojama. Ir kokį poveikį čia turi gerosios bakterijos? Tai va tokį ir turi, kad mūsų žarnynas, ta žarnyno mikrobiota, jinai yra labai susijusi su imuninė sistema ir ten tarpusavy jos viena kitą veikia. Tai antibiotikų kursas, jis šiek tiek išbalansuoja tą bakterijų sąstatą, kitaip sakant, dalis tų bakterijų jos taip pat nužudomos, kurios yra ir žarnyne. Paskui, žinoma, viskas tas atsistato ir, kaip sakiau, tais antibiotikais mes negalim iš esmės pakeisti to mūsų žarnyno mikrobiotos sąstato, bet galbūt tam tikros bakterijų rūšis šiek tiek tada mažiau dauginasi, kitos labiau ir žodžiu, mes galim tą atstatyti. Bet esi jautresnis tada. Taip, ir taip, tai čia vėlgi per tuos tarpusavio reguliacijos mechanizmus, tai gali veikti imuninės sistemos visą efektyvumą. Ir paskutinis klausimas, kaip jums atrodo, ar jeigu mes netgi suvokdami, kad kiekvienas turime skirtingą imunitetą ir jis, aišku, susideda iš, kaip sakėte, pati ne daugelio dedamųjų, ar ne, jeigu paimtume mūsų dabartinius žmonės ir palygintumėm jų imunitetą su, sakykime, prieš 100-metį, ar ne, sakėm, ir lyginam kai kuriais klausimais, ne tik šitu, ar ne, atrodo, galbūt maitinosi sveikiau, ar ne, turėjo tik tai savo kaimų ūkiuose užaugintą, fizinio aktyvumo buvo daugiau. Ar jūs matote, kad kaip nors keistusi bendrai imunitetas, jo kažkoks, nes ir gyvena žmonės ar ne ilgiau, pati žmogaus, man atrodo, kažkokia tokia, netgi ta fiziologinė visa veikla pasikeitus, ar tai kažkaip keičia imunitetinius dalykus? Iš esmės keičia, bet tai turbūt ne visai būtų teisinga sakyti, kad labai keičia į blogąją pusę, nes, kaip jūs ir sakot, gerai maitinosi sveikiau, natūraliu maistu, bet labai didelė dalis visuomenės tiesiog maitinosi blogiau. Ir nuo tos nepakankamos mitybos, pavyzdžiui, jeigu žiemą ten nei daržovių, nei kažkokios ten mėsos ar ko, tai trūkstant tų maisto produktų, tai ir ta imuninės sistemos veikla automatiškai irgi sumažėja. Pavyzdžiui, žmonės, kurie serga anoreksija,
Tai yra vienas iš tokių didelių komplikacijų tos ligos sunkių, tai būtent, kad toks imunodeficitinė būklė susidaro. Tai žodžiu, tas kokybiškas maistas, jis dabar yra prieinamas tikrai didesniai daliai žmonių. Kitas dalykas, taip, mes tų antibiotikų, kitų vaistų daugiau naudojam tą žarnyno visą veiklą ir ten žarnyno mikrobus išreguliuojam, tai gali turėti ir neigiamą tokį poveikį. Bet iš esmės mes turim apsaugą nuo pavojingų infekcijų, tai nereikia mums praeiti tos natūralios atrankos, kurią reikėjo praeiti mūsų protėviams. Tai nemanyčiau, kad mes dabar kažkaip turėtume skustis, labai daug kas priklauso nuo mūsų, tai ką mes aptariam, kad tos streso viso Žodžiu, patys galime nemažai prie to galim savo padėti. Taip. Ačiū, Aurelija, labai, kad atvykot, labai įdomus buvo pokalbis. Ačiū visiems klausysiams, likite sveiki. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt